Sveiki visi. Susirinkę, gal ne visai gausiai čia, bet tikiuosi, kad auditorija žiūri transliaciją arba žiūrės įrašą. Iš tikrųjų, tai jaučiuosi labai keistai, kad turiu čia kalbėti, nes tai nėra man kasdienybė būti pakviestai ir už tai labai ačiū, kad šita bendruomenė mane surado ir pakvietė pakalbėti jum apie tokį daržą, kuris, sakyčiau, gal yra sunkesnis kelias, negu galėjot pasirinkti, pavyzdžiui, paprastą tradicinę daržininkystę, kasmet atnaujinti substratą, retkarčiais palaistyti trąšomis ir kaip dažniausiai veikia, kažkas neveikia, kartais kovojam su kenkėjais, bet jūsų smalsumas turbūt atvedė jūs ieškoti kito kelio. Tai tokią citatą įdėjau skaidrėje apie tai, kad tau reikalinga intuicija, drąsa ir smalsumas, nes be jų draugystė su daržu gali tapti nuobodi ir nyki, kurioje tik darbas ir rūpestis. Taip, nes daug kam, kai pasakai, kad turi daržą, tai sako iš karto, o Dieve. Tai reiškia daug darbo, daug ravėjimo, vargo, taip. Tai dabar čia užrašyti apačioje tokie 3 žodžiai, su kuriais aš einu į pasaulį su tokia žinute lėtai, tvariai ir sąmoningai. Tai stengiuosi šiaip gyventi lėtesnį gyvenimą, jeigu neišeina, tai save stabdau ir kviečiu jungtis žmonės, sąmoningai rinktis gyventi geriau lėčiau, turėti geriau mažiau, bet būti tvariems, negaminti, nekurti naujų šiukšlių pasauliui arba kurti jų kuo mažiau. Tai liečia ir daržą. Ir šiandien mes pakalbėsim apie, trumpai aišku prisistatysiu, kas aš tokia ir papasakosiu jums apie daržo literatūrą, ne tik apie savo. Toliau bandysime pakalbėti apie tikslus ir resursus. Tiesiog kviesiu jūs įsivertinti, kokie yra jūsų tikslai, jūsų bendruomenės, Antakalnio bendruomenės daržai. Kalbėsim, aišku, apie darbus darže, tokius kaip mulčiavimas, ravėjimas, laistymas ir kaip aš juos dirbu papasakosiu ir bandysim kažkaip tai pritaikyti juos jūsų daržui. Ir tada kviesiu ateities vizijas apsidiskutuoti jums, nes tai yra jūsų daržas, tai yra jūsų kūrybos erdvė. Ir taip pat čia įdėjau tokią citatą. Aš jos gal dabar neskaitysiu, mokat patys pasiskaityti, bet aš noriu pasakyti, kad knygas apie daržą aš kūriau ne todėl, kad kažkaip man šovė į galvą rašyti apie daržą knygą. Aš jas rašiau todėl, kad tuo metu, kai aš pradėjau šitą tvaraus daržo kelionę, literatūros lietuvių kalba praktiškai nebuvo. Sauliaus Jasionio knygos buvo išpirktos, gauti jas buvo sudėtinga ir dabar yra viena knyga perleista naujai. Buvo forumas, buvo daug padrikos informacijos internete. Ir kita vertus, aš rašau, mano toks pašaukimas, aš moku tai daryti, manau, kad moku aiškiai dėstyti mintis ir tiesiog nusprendžiau po 5 daržininkavimo tvariam darže metų, nusprendžiau, kad aš pabandysiu sukurti tokią sistemą, kad jinai būtų naudinga kiekvienam daržininkui, kuris nori šitų kelių eiti, kad jam nereikėtų klaidžioti, ieškoti, sėdėti forumuose, senuose, visur kapstyti senas žinutes ir taip toliau. Tai kas aš tokia, šiuo metu esu 6 knygų autorė, kūrėja plačiaja prasme, nes kuriu ne tik daržą, ne tik tai lėtą gyvenimą, kuriu daug rankdarbių, lėto ir tvaraus daržo ambasadorė. Mane daug kas priskiria gamtinio daržo daržininkystiai, bet šiaip sąvokos lietuvių kalba
šita tema, tvaraus daržo tema, yra tokios gana painios. Mes girdim visokius tokius pavadinimus kaip organinis daržas, mulčiuotas daržas, gamtinis daržas, taip, gamtinė daržininkystė arba gamtinė žemdirbystė. Tai aš asmeniškai save vadinu intuityvaus daržo kūrėja ir kviečiu bandyti rasti savo kelią, nes mes tikrai labai yra naudinga pasiskaityti daug įvairios informacijos, skirtingos literatūros, bet kai mes atsiduriam tam žemės sklypelyje savo ir kur kažką norim auginti, tai mums reikia ne tik tai klausytis tų taisyklių, kur parašyta, kai būna leidžia kasmet tos daržo kalendorius, tokį mėnesį, tokią savaitę arba mėnulio, sėja pagal mėnulį, taip. Tai mums reikia kažkaip atrasti tą tokį balansą tarp visų tų žinių ir tarp to, kas tikrai tinka mūsų daržui. Nes mūsų daržas visada yra unikali kažkokia vietovė, unikali erdvė ir jam negali tikti visos taisyklės, kur kažkokioj daržininkystėje yra prašytos. Tai va, bet aišku, mano esminiai principai, kuriais aš remiuosi apie daržą kalbėdama ir rašydama, aišku, kad yra nekasamas, nelaistomas daržas, tvarus, mulčiuojamas, su tikslu sukurti savarankišką ekosistemą, kad daržovės tenai tarptų, klestėtų, kad savaime reguliuotųsi kenkėjai ir piktžolės ir taip toliau. Tai va, tai mano dabar gyvam daržui aš jį taip ir pavadinau gyvas daržas, nes aš kuriu apie jį istorijas ir man daržas nėra tik tai daržas, kur kapstytis ir kažką auginti, man daržas yra santykis, mano santykis su žeme, mano santykis su pasauliu ir su savim žinoma. Tai va, tai yra 9 metai mano daržui, 9 sezonai, va dabar praėjo ir esam įsikūrę Prienų rajone. Taigi, noriu papasakoti apie literatūrą, apie daržą. Tai pati, aišku, išsamiausia, labiausiai gamtinė daržininkystė, žemdirbystė apskritai, pristatanti knyga yra Sauliaus Jasionio Gamtinė žemdirbystė. Dar jo buvo knygos Gamtinis daržas, gamtinis sodas. Šitoj knygoj kalbama ir apie gyvūnus, ir apie bendrą tokią sistemą, kai žmonės gyvena kaime, laiko kažkokius gyvūnus, galbūt yra vandens telkinys ir kaip visą tą apjungti ir auginti savo maistą. Tai Saulius Jasionis, aišku, jisai buvo mokslininkas ir šitoj knygoje, jeigu jūs ją skaitysit, jūs rasit tikrai labai akademinę kalbą, tokius išsamius mokslinius paaiškinimus, pagrindimus, dirvodaros, visokių daug terminų rasit. Tai nėra labai lengvai skaitoma knyga, bet tikrai jinai įkvepia ir pagrindžia taip argumentuotai. Mano yra 2 elektroninės knygos, tai yra gyvo daržo atmintinė ir daržo atmintinė. Jos yra ir panašios, ir skirtingos. Ir jose aš pirmojoje knygoje gyvo daržo atmintinė atsirado 20 metais, aš ją išleidau. Ten yra daug teksto, jinai skirta skaitymui. Tas žmogus, kuris mėgsta skaityti, įsikvėpti, nes aš ten tikrai pasakoju, va taip, žinot, nuo dūšios, nes aš kviečiu žmonės taip daržininkauti. Man rūpi, kad jūs pažintumėt šitą kelią ir priedo ten aišku yra tas pagalbininkas, ką aš sugalvojau ir ko lietuvių kalba daugiau neradau, tai yra kiekvieno mėnesio daržo darbai, bet jie yra nepririšti prie jokių datų. Reiškia, jūs įsigijat šitą knygą ir jūs ją turit, kokioj norit formai. Vieni spausdina, kiti laiko kompiuterį, variantai pagal jūs. Bet 2 elektroninės knygos, tai yra gyvo daržo atmintinė ir daržo atmintinė. Jos yra ir panašios, ir skirtingos. Ir jose aš pirmojoje knygoje gyvo daržo atmintinė atsirado 20 metais, aš ją išleidau. 20 metais. Bet
jūs galit atsiversti balandį, ką čia man reikia padaryti. Ir pagal fenologinės gairės aš ten esu sudėliojus, surašiusi, kokie darbai, jau ką galima sėti, ko dar negalima ir taip toliau. Tai va, tai antroji daržo atmintinė atsirado šiemet ir jinai yra dar labiau pritaikyta tam skubančiam daržininkui, kaip aš sakau. Nes jeigu tą knygą galima su malonumu besimėgaujant skaityti vakarais, įsikvėpti, tai daržo atmintinė yra toks visa ko santrauka, labai struktūruota, labai gerai valdoma telefone, su visais interaktyviais mygtukais, grįžti į turinį, atsiversti tam tikrą lapą. Žodžiu, pritaikyta tam, kuris neturi laiko skaityti, bet jam reikia žinoti. Tai va, su paryškintais teksto tokiais intarpais, žodžiu. Tai va, šiandien šitos mano 2 knygos turi ypatingą nuolaidą mano tinklaraštyje gyvenimaskaime.com. Ir jeigu norėsit įsigyti jas kartu arba atskirai, aš jas ir taip parduodu. Toliau, knyga Protingas daržas. Nežinau, ar esat girdėję tokią savoką Protingas daržas. Tai yra rusų autoriaus knyga, Kurdiumovo Nikolajaus. Šitos knygos aš nesu varčiusi, nes jos irgi nėra. Vat kažkaip tos daržo knygos kažkokiu metu jos išėjo, jas išpirko ir jų nebeperleidžia. Tai irgi yra knyga apie tą kitokią daržininkystę. Dėl to taip ir pavadinta Protingas, nes jisai pats daug ką daro, taip, tas daržas. Bet YouTube'ės kanale jūs galite rasti jos autorių ir jį tikrai pasekti, rekomenduoju. Tie, kas suprantat rusiškai, pagal auditoriją matau, kad tikrai suprantat daugumą. Verta pasiklausyti, bet jis, aišku, jo daržas yra Rusijoje. Vėl įsivertinti reikia skirtingas sąlygas visiškai ir taip toliau. Ir, tiesiog, žinojimui. Dar seku YouTube'ėje 2 angliškus tokius iš Jungtinės karalystės. 2 žmonės, kurie, man irgi patinka ir galiu šį bei tą pritaikyti, kažko išmokti, kažką sužinoti. Tai va, tai juos irgi rekomenduoju pasižiūrėti, kai turėsit laiko, o žiema tam ir yra mums, mokytis. Ir tikrai labai man patinka tie Einšteino žodžiai, svarbu nenustoti klausinėti, neprarasti švento žingeidumo. Nes mes kartais galvojam, kad jau viską čia moku, viskas čia užauga ir tada ateina kitoks sezonas, kitokie klimato iššūkiai. Ir tada žiūriu, kad nieks nepasiteisino arba tik pusė mano žinių pasiteisino. Tai va, tai ir aš pati tikrai ištisai mokausi ir tikrai tai apsunkina informacijos pateikimą, nes, toks sezonas yra. Ir jeigu aš 20 metais atmintiniai rašiau, kad balandį ten galima sėti tą, tai mums pastarieji 2 metai to neleido daryti. Suprantat? Ir tai ir yra čia intuicija. Tai, kad knygui parašyta, kad jau reikia, tai dar nereiškia, kad reikia tai daryti. Reikia vertinti, reikia žiūrėti, kaip yra mano kaime, kaip yra mano darže, mano lysvėje. Ir dar viena tokia knyga, Kvadratinio metro daržas. Aš jos nesu varčius, bet aš pavarčiau tiek, kiek leidžia internete. Manau, kad jūsų atveju, jūsų bendruomeniai visai verta tokia knyga pasidomėti, pasiskaityti, kas tai yra mažas daržiukas, maža lysvė ir kaip toj mažoj lysvėj derinti augalus, pavyzdžiui, kaip joje užauginti kuo daugiau derlių. Taip, tai šiek tiek aš šiandien irgi bandysiu jums papasakoti, bet šita knyga manau, kad visai verta dėmesio. Auginant pakeltose lysvėse. Taip, kodėl auginam? Ar galėtumėte atsakyti savo dabar į tokį patį klausimą? Paprasčiausia, kodėl jūs auginat daržoves? Ar ten gėles? Smagu? Skaniau. Įdomu, smalsu. Čia toks kaip hobis visų pirma, ne? Ypač tas miesto daržas, kur turbūt maisto kažin kiek negali prisisandėliuoti bute, bet
tas kapstymasis tikrai teikia malonumą. Tai va, tai čia visą laiką, kai mes turim daržą, yra labai svarbu atsakyti savo į klausimus. Taip, kad vat, paskui nesakytų, nu tu ten vis dirbi ir dirbi. Aš ten nedirbu, aš ten mėgaujuosi. Taip, kas vienam atrodo, kad tu ten dirbi visą laiką daržė prapuolus. Taip, bet ten mano yra džiaugsmo erdvė. Man tas darbas teikia džiaugsmą, ne? Ir vis dėlto reikia įsivertinti, ką mes gaunam iš to daržo. Džiaugsmą, daržovės, maistą, ar ne? Švarų maistą. Ir ką mes atiduodam. Gali būti taip, kad jūs užsisėsite 5 lysves, o realiai apriepsi tik vieną. Tai vat gana svarbu yra įsivertinti, kiek man reikia ir kiek aš galiu duoti. Kiek galiu realiai skirti laiko tam daržui, nes laiko vis tiek reikia skirti. Toliau, ar pažįstame vietovę? Vietovė yra tas dalykas, kuris lemia iš principo. Tai yra dirvožemis, ar ten bus molis, ar smėlis, ar priesmėlis, priemolis. Saulėtumo sąlygos, šešėliai, medžiai netoli, pastatai netoli, kaip ten oras, drėgmė laikysis, ar vėjas išpūs. Taip, va visus šitus dalykus, kita augalija, gyvūnai ir vabzdžiai, ar ten kas nors dar bus tam mano darže, ar ten tik aš vienas ir mano daržovės. Na ir poreikiai ir resursai. Čia jau kaip ateinam, suprasti svarbu, ar aš galiu sandėliuoti, jeigu negaliu, tai ką aš sėju, taip? Pirmiausia, kokias rūšis aš sėsiu, auginsiu, tai ką valgau aš ir mano šeima, iš esmės, ar ne? Nes dabar iš tikrųjų yra labai madinga, tokia, žinot, banga praeina. Vienas pasisėjo ten kokias nors cukinijas juokingos formos ir tada visi paskui. Arba ten, nežinau, kokias nors pupeles parsisiuntė kažkas iš užsienio ir visi augina. O paskui nevalgo žmonės arba kaip tas būna baisusis laikas, kai aš tau duosiu cukinijų. Ačiū, nereikia. Ar ne? Tai va, tai čia apie tai, kad skirtume laiko išsiaiškinti, kiek mes galim kur sandėliuoti, ką veiksim, kiek mes suvalgom gal galėtų morkų, kopūstų ir bulvių ar ten dar kažko. Ir pagal tai įsivertinti resursus. Kiek aš norėsiu pinigų tam išleisti savo daržui, kiek aš norėsiu ten laiko sugaišti. Ar ne? Esate įsivertinę, apie tai iš vis pagalvoja. Ar tik tai darai, už sėklas daugiau sumokėjau, negu man ten užaugo. Būna, tai pasitaiko, ar ne? Na ir darbai darže. Pakalbėsim apie mulčiavimą, koks jisai būna, kam reikalingas, augalų įvairovę, derinimą, nes buvo toks klausimas, kai kalbėjome su Julija ir Vaidonė vasarą susitikusios. Ne vasarą, rugsėjį, bet buvo dar vasariškas oras. Kalbėsim apie kelių derlių lysvę, nes jūs turite tą poreikį jūsų bendruomenė. Trupučiuką apie ravėjimą, apie nekompostavimą. Tikiuosi, kad jums bus ir nauja, ir naudinga. Apie laistymą ir mažiau laistymą, taip kaip optimizuoti. Ir fenologinės gairės, šiek tiek užsiminiau. Tai kas tos fenologinės gairės? Tai yra gamtos reiškiniai, pasikartojantis kasmet, ar ne? Tai kokios nors tam šalpusnių žydėjimas, gegutės kukavimas, gandrų grįžimas, alyvų žydėjimas, ievų sužaliavimas ir taip toliau. Tai tas gairės jūs, jeigu norit, galit ieškotis. Internete yra kalendoriai ir sėjos būna kalendoriai atskiri. Savo knygose aš būtent rašydama darbų tą visą eigą, kas mėnesinę sėja, tai tikrai surašiau visas, kiek aš žinau ir kiek naudoju. Bet dabar buvo vieni metai, kai alyvos jau nužydėjo ir atrodė tikrai saugu sodinti moliūgus, ten arbūzus, viską lauke.
Ir tada birželio ten kokią 7 ar 8 atėjo šalna. Ir tada visi daržininkai verkia. Ir suprantat, net ir tų gairių aklai visiškai negali pritaikyti, todėl kad žiūriu dar aišku į termometrą, žiūriu programėlės, aš pavyzdžiui telefone turiu vieną programėlę, vyro telefone kitą, ir mes žiūrim ir dar internete lendam ir galvom, kaip čia bus. Ir kartais būna taip, kad rodo, kad pas mus saulė šviečia, o pas mus lyja. Tai visą laiką Lietuva toks kraštas, mus verčia būti kūrybingais. Sakykit, ką norit. Ir jūsų atveju jums reikia labai džiaugtis, kad turite didžiulį šiltnamį. Ir tikrai nėra kur skubėti su ta ankstyva sėja. Taip. Pereinant po truputėlį prie tų darbų, apie dirvos derlingumą noriu pakalbėti. Jo, čia aš laiminga šypsausi su pilnu karučiu arbūzų. Arbūzus auginu berot 7 ar 8 jau metai. Sėkmingai. Kas lemia dirvos derlingumą? Kaip jums atrodo? Būna dažnai žmonės sako, tai juoda žemė, tai jau gera žemė. Ar ne, jeigu jinai juoda, ten kokia nors puri, humusinga. Arba jeigu daržovės didelės užauga, tai žemė gerai, jeigu mažas, tai žemė bloga. Esat girdėję tokių, ar ne? Tai iš tikrųjų abiem atvejais nėra visiškai tiesa. Gamtiniam šitam darže kartais užauga ir visai nedidelės daržovės, bet mes jų vertę sprendžiam pagal skonį ir kvapą. Tai gali būti nepaprastai skanus burokėlis. Jūs tokio tikrai neužauginsite įprastai kultivuojamam darže, kur kasmet kasama, ten kažkas daroma, laistoma, trešiama. Tai iš tikrųjų dirvos fermentų aktyvumas yra tai, kas lemia derlingumą dirvos. Ir tas aktyvumas atsiranda susidarius pakankamai gyvybės dirvoje. Tai tvaraus daržo tokia esmė yra, kad mes ne daržovės auginam, o mes auginam dirvą. Mūsų tikslas yra sukurti sąlygas. Kaip aš mokytoja, kai dirbau, vaikams sakydavau, aš nieko negaliu išmokyti, aš galiu tik sudaryti sąlygas mokytis. Tai lygiai taip pat yra darže. Mes negalim lemti kažko ten dydžio, pavyzdžiui, daržovės ar ne, ar ten sėklos daigumo, bet mes turim užtikrinti sąlygas klestėti dirvos gyvybei, mikrobams, bakterijoms, grybams, kurie yra pagrindiniai daržovių augintojai, maitintojai. Taip pat derlingumą įtakoja kultūrų įvairovė lysvėje. Tai kuo pas mus lysvėje daugiau visokių kultūrų, įskaitant gėles, taip, tuo mes daugiau turime šansų pritraukti įvairesnių medžiagų, pavyzdžiui, taip. Skirtingos kultūros turi skirtingus šaknynus, skirtingo gilumo ir skirtingas vyksta purenimas dirvos. Žodžiu, visi procesai. Taip, daugiamečių žolių buvimas. Apie tai irgi galima būtų diskutuoti. Šiaip dirvos derlingumo tyrimus, jeigu jums bus įdomu, jūs galite, aš irgi googlinau mokslinių tyrimų, nes visą laiką vis tiek įdomu, bet tai kaip čia yra? Nes ten tie fermentai, sacharazė, ureazė, mokslininkai dirba savo darbą, jie irgi ima mėginius, tyria tą dirvą. Bet, kad sužinoti tam tikros vietovės daržo tikrą kažkokį pastovų daugiau mažiau derlingumą, tai turi būti ilgamečiai tyrimai. Jeigu mes vienais metais paimsim, kitais metais neužtenka. Taip, nes esmė tokia ir yra, kad dirva yra gyva ir jinai keičiasi. Taip, kaip ir žmogus. Kas aš buvau vakar, tai nebūtinai šiandien kažkas jau įvyko ir aš jau esu biški kitoks, ar ne? Kitas mano požiūris. Tai su dirva yra panašiai. Ir
įsivaizduokite, va, mano daržo nuotrauka yra tokie pas mus laukai dirbami. Ir tie dirbami laukai irgi, juos dirba ūkininkai, buvo ekologiniai ūkininkai, paskui paprasti ūkininkai, kultūros, kurios augina, skiriasi. Ir visa tai veikia mano daržą. Taip, tai pas jūs, pavyzdžiui, Sapiegų parkas. Vėl ten kažkas žydi, kažkas nežydi. Ten medžiai kažkokie didžiuliai auga, kažkokie drėgmę pasiima, ar ne? Žodžiu, tas dirbos aktyvumas visada reikia žinoti, kad yra procesas. Ne kažkoks tai statinis, va, mano žemės saujelė, nustačiau čia derlingumas toks ir jau reiškia visam darže. Nu, taip nėra, šitam tvariam darže tikrai ne, nes dirva yra gyvybė. Ir lemiantis procesai yra simbiozė ir mikorizė. Simbiozė tai augalų sugyvenimas su mikroorganizmais dirvos, o mikorizė yra augalų sugyvenimas su grybais. Tai va du tokie esminiai procesai, kurie ir lemia. O ar ta gyvybė toj dirvoj yra? Pašnekėsime dar apie tai. Mulčiavimas. Ką esat girdėję, kas tai yra mulčas? Padeda drėgmę sulaikyti. Padeda drėgmę sulaikyti. Ką dar jisai daro? Mikroorganizmai. Ką? Mikroorganizmai gyvena? Jo, padeda jam tarpti. Taip, tai čia apie mulčio paskirtį. Jo, tai mulčas yra iš tikrųjų viskas, ką mes uždedam ant dirvos, galime vadinti mulčiu. Taip, net ir akmenėlių, vat, užversim, jau bus mulčas, skaldos, sakykime. Bet dabar kalbant apie jūsų antakalnio daržą, kaip jūs galvojat, koks jums mulčas yra arčiausiai pasiekiamas, lengviausiai? Lapai. Kokių turit lapų, kokių medžių? Klevai. Aha. O lapai tai tik rudenį? O kaip vasara? Žolė. Jo. Taip, ir aišku, galite pirkti, vat, kalbant apie resursus, galite pirkti tam tikrą mulčą, galite maišyti mulčius, bet ta žolė, kuri yra pas jūs tarp lysvių, tai yra jūsų turtas brangiausias. Ir tam vat sodelį, aroma sodelis, kaip jis vadinasi, kur priešais daržą, taip? Taip, tai yra jūsų brangiausias resursas, žolytė. Dar iš tokių, ką aš visada naudoju, pavyzdžiui, gėlynams ir kas tikrai yra faina, yra grikių lukštų mulčas, kurį galima ir įterpti šiek tiek į lysves ir kuris duoda mikroelementų ir skaidosi truputį lėčiau negu žolė, ne truputį, gal gerokai lėčiau. Tai vat, kai mes kalbam apie mulčą, tai mes kalbam apie maistą mikroorganizmam. Be to, kad jisai sulaiko drėgmę, tikrai taip. Be to, kad jisai šiek tiek prislopina piktžoles, tai svarbiausia jo funkcija ir paskirtis yra maitinti juos, jį tiesiog suvalgo. Tai va, jeigu jūs uždedat mulčą ir jo greitai nelieka, vadinasi, jūsų dirvožemyje gyvena valgytojai, skaidytojai. Ir mulčiuoti yra svarbu taip, kad vyktų skaidimas, fermentacija, bet ne puvimas ir ne pelyjimas. Reiškia, mulčas turi praleisti orą. Čia yra labai svarbu. Aišku, kad turi kitų niuansų mulčas. Pavyzdžiui, jisai laiko žemesnę dirvos temperatūrą. Tai reiškia, šitas daržas yra lėčiau įšyla. Pavasarį jis daug lėčiau įšyla, nes pavasarį yra saulė, kuri šildo dirvą, jeigu jinai juoda, jinai labai greitai įšyla, jau mes pasėjom, jau žiūrėk, tradiciniai jau džiaugiasi, jau pas mane salotos. Aha, o mes, reiškia, sakom, nu pas mane tai dar ne, dar tik tai išdygo, išlindo į žemės. Būna, tai būna. Aš pirmais metais, kai daržininkavau, vis stebėdavau Instagramą, dar kažkur, kad va, jau ten kažkas jau džiaugiasi. Ir man būdavo toks, pas mane tai dar ne. Bet po truputį, kai supratau, kaip čia vyksta procesai, tada jo, tas cikliškumas yra kitoks, jisai pagal gamtą.
Jau nekalbant apie tai, kad mūsų kaime viskas 2 savaitėm vėliau vyksta, kaip tyčia. Jo, įsivaizduojat, atrodo neypatinga kažkokia vieta, bet yra vėjuota ir be užuovėjų jokių, visiškai kitos temperatūros ir dirvai negu. Bet jums tai netinka, jūs gyvenat čia, jūsų daržas tokioj labai geroj užuovėjoj ir mulčas ant jūsų lysvių yra irgi labai labai reikalingas. Nepaisant to, kad jos yra pakeltos, kad ten gal taip greitai neįvyks tas natūralus nesusikurs gyvenimas, ar ne? Bet mulčiuojant atkakliai, vat kodėl tas lėtas daržas? Todėl, kad procesai šiti greitai nevyksta. Tiesiog reikia, praktiškai aš, pavyzdžiui, savo darže, mano daržas yra padarytas pievoje, 3 arai, užvežta durpių, smėlio, nes pas mus yra absoliučiai kietas molis ir mums reikėjo pradžioje priimti sprendimą, kaip aš jį įdirbsiu. Molį reikia labai labai daug mulčiuoti. Tai aš labai daug ravėjau. Pirmus 3 sezonus aš vien tik ravėjau ir galvojau, mulčiavau, ravėjau ir galvojau, kas čia per toks tas gamtinis daržas, kur sako, reik mažiau ravėto, aš raviu tai 2. Tai aš kol išravėjau visą tą pievą faktiškai, iš po, kuri lindo, gavus geros durpės, tai ten oho kaip augo. Aišku, dar atpučia iš visur iš pašalių. Bet paskui jau prasidėjo kiti procesai, tai reiškia užtrunka kelis metus. Tai jūs dabar pradėsit šitam sezone mulčiuoti, tai jūs nelaukit labai greitų rezultatų. Kažkas pasirodys greičiau, kažkas lėčiau, bet tikslas yra auginti dirvą. Prie to, kad jų nebekasit, o dabar turėjot talką, kasit lysves? Ne. Nes jeigu mulčiuojat, tai po ją susidaro toks mikroklimatas ir ta žemė puri, jos net nereikia kapstyti, ten kažkaip specialiai apdirbti. Jinai, dabar norėčiau stovėti savo darže ir jūs visus ten pakviesti, parodyti, pakelti mulčią ir koks tai yra skirtumas. Tai kada mulčiuojama? Mulčiuojama ištisą sezoną. Pagal tai, kiek susiskaidė. Jeigu jūs mulčiuosite pjauta žole, jinai skaidoma labai greitai ir jos negalima kloti storai, nes jinai kelia temperatūrą ir jeigu, tokį šlapiai jinai būna sulimpa tokiais lakštais ir po jie gali pradėti pelyti. Ir jinai neduoda kvėpuoti. Tai kad jinai kvėpuotų, ją reikia išbarstyti ir, taip plonų sluoksnelių pasklaidyti, po kelių dienų vėl pasklaidyti. Taip, tai čia labai yra toks apgalvojimas resursų darbo rankų, pavyzdžiui. Jūs kaip bendruomenė galėtumėt kažkaip rotuotis, Šią savaitę aš mulčiuoju, kitas, ta žolytė atauga, nes, žinokit, būna tarpsnis pavasarį, pavyzdžiui, tai mes tai dar mulčiuojam ir šiaudais labai daug. Bet mes turim galimybių kaime nusipirkti šiaudų ir tą daryti. Jūs mieste šiaudų rytinio jums čia su traktoriais nieks neįveš į Sapiegų parką. Tai reikia, būna visada tikrai toksai tarpsnis, kai aš irgi mulčiuoju žolę ir ypač trumpos vegetacijos daržovėm lengviausias mulčas yra žolė, greitai pasiima, greitai auga, greitai suvalgom ir tada vėl galim kažką kitą sėti. Taip, sodinant daigus. Kai sodiname daigus, prieš sodinant ar prieš sėjant, patraukiam mulčią, kad iššiltų žemę, kelias dienas prieš, ar ne? Iššilo žemę, pasodinom, aplinkui padėjom mulčią, daigai eilutėm, ir gaunasi tokios va. Bulvių mulčiavimas. Bulvės, nemačiau, jūs neauginat, bet aš labai rekomenduoju. Dabar yra tiek visokių veislių bulvių, nežinau kaip jūs, bet tikrai yra gurmanų, ten yra juodos, yra violetinės, visokios tenai. Tai vien dėl įdomumo, ar ne? Ir neužima jinai labai daug vietos, neužima jinai daug laiko bulvė ir net ir pasimerkti gražu tos žiedelius, jeigu jau. Tai bulvės mes sodinam šiek tiek kitaip negu gamtinė žemdirbystė moko dėti ant žemės ir uždengti šiaudais ar ten šienu. Išbandėm ir šitą. Man nepasteisino visiškai.
Tai mūsų bulvių daržas yra sodinama žemėje, normaliai iškasam vagas, čia nelabai gal matosi, taip sudėliojam bulves, užverčiam ir tada ant viršaus storai užmulčiuojam, kokiu 30 cm šiaudų. Tai va bulviam, pavyzdžiui, lapus maišyti su žolė, smulkint lapus, va dabar sausų prisitrinkit kažkur į maišą ir, jeigu jie nesuplieks. Su lapai sudėtinga iš tikrųjų, sandėliuot jų neina, bet šiaip jeigu mulčią naudoti lapus, tai visada rekomenduojama smulkinti lapus ir nenaudokit ąžuolo lapų, nes tie baisiai ilgai skaidosi. Bet lapų mulčias tinka ilgalaikiam daugiamečiam augalam, jeigu tokių turi ten kažkokių vaistinių tų daugiamečių ar ne, pakraščiuose kažkur, tai galima ir žiemai pamulčiuoti, naudinga. Atsiprašau, jūs paminėjote ąžuolo lapus. Pasakykit, o jeigu jų daug, jūs nieko. Ir kaip jos greičiau, kaip sakoma, sukarpyti. Jo, sukarpyti. Kad be chemijos, be nieko, kad suirtų greičiau. Tai va, žinokit, jo, su žoliapjove yra toksai būdas mulčiuoti. Pjauni žolę, susmulkina ir kai susmulkini, tai tas lapas greičiau išsiskaido. Nes šiaip jeigu grėbti lapus į krūvas, tai ten tos krūvos paskui riokso. Ir pas jūs darže nėra tokių galimybių ten apsikrauti tais lapais. Gal galima juos kažkur užkasti, bet čia toks irgi. Nežinau, labai daug turit. Taip, mulčio suaktyvinimas. Žiūrėkit, dabar pas mus, pavyzdžiui, kaime, tai yra ten ta bakterinė įvairovė tokia didesnė, ne? Mieste pas jūs to nėra ir mėšlo ir mėlių užpilai, tokie raugai. Tai kai dėsit mulčią, ar dabar, ar anksti pavasarį, tai pavasarį prieš dar visą sezoną, nes dirvos mikroorganizmai pabunda gana anksti. Aš tai matau pagal organiką, kurią atnešu. Aš nešu iš virtuvės organiką visada tiesiai į daržą. Tai realiai kovo mėnesį, kai jau būna tos naktis dar labai šaltos, o dieną jau kelias valandas saulė, kaip šildo. Tai žinokit, jau ten gyvenimas pradeda virti. Jie nelaukia, kol bus plus 30, jie pradeda valgyti. Atbunda ir skaido tokiu greičiu, kad jeigu neužsimulčiuoji iš rudens, aš realiai pirmais metais klaidas dariau, kad neužsimulčiuodavau daržą iš rudens. Ir tada pavasarį toks veiksmas, kad plikas daržas taiga tampa, o tu nori užmulčiuoti, o vėjas toks, kad viską nuneša, nieko negali užmulčiuoti. Tai va, tai išmokau tokią pamoką, kad žiemai daržą užmulčiuoju. Ir tada pavasarį, su tais aktyvatoriais galima palaistyti. Mėlių užpilas tikrai yra prieinamas, truputis mėlių, truputis cukraus, vanduo, kelias valandas duodat susiaktyvinti ir palaisto tiesiog lysvės viršų, tą visą mulčią. Ir žiūrim, ar ne? Nes čia toksai, bandau ir stebiu ir žiūriu. Jeigu gautumėt mėšlo, tai gal dar greičiau būtų. Bet mėlės irgi nėra blogai ir naudotinas. Taip, drėgmės ir maisto režimas. Laistomas lietaus. Turėtų būti, taip. Bet aišku, kad pakeltų lysvių darže bus biški kitas tas režimas, bet tikslas jums yra prisirinkti kuo daugiau lietaus vandens, ar ne? Aš tada sakiau merginom, ieškokit per skelbimus, gal kokių bačkų kas atiduoda. Ir kaupti tą lietaus vandenį ir padaryti jį lengvai pasemiamą, kad galėtumėt. Bet kai jūs pradėsit mulčiuoti, jums tikrai turėtų sumažėti laistymo poreikis. Tikrai. Žiūrint, ką auginat, aišku, negali tų krapo ten užmulčiuoti labai storai, nes jisai nebeprauks. Bet reguliariai mulčiuojamos lysvės, teisingas mulčiavimas užtikrina mitybą ir drėgmę. Ir dirvos gyvybę, kaip sakiau.
Aš tai jums siūlau dar pasidaryti vieną eksperimentinę lysvę nepakeliamą. Vat, pavyzdžiui, laistymui, ar ne? Pasižiūrėti, kaip tenai. Galit įsirėmint, pavyzdžiui, po vieną lentą, jau jeigu ten tų žolių, kad neįtų, ar ne? Arba kad išlaikyti visą tą estetiką jūsų to daržo gražaus. Yra tokia lysvė? Ar yra koks nors skirtumas? Nes aš tai, pavyzdžiui, darau darže iš vis, net nebedarau tokių, kaip žinot, močiutės darydavo darže takelis ir vis tiek sugriebė dar tokį kapelį, kaip, vis tiek pakelia čiučiu tą lysvę. Tai mano tam darže, žinokit, apvaliajam toj daly, tai iš viso nėra, beveik nėra ribų, kur yra takelis, o kur, todėl, kad man tai pasiteisino, nes pas mane aš pastebėjau, kad nubėga. Ir pavyzdžiui, krašte, atrodo palyjo nedaug, bet kažkiek ten turėjo atsigerti to augalai, o žiūriu, takelį nubėgo ir gaila, ir nebepasimsiu to vandens. Tai va, bet mulčas iš tikrųjų, ta drėgmė, kai būna karšta vasaros diena, oras labai karštas, dirba po mulčių žymiai vėsesnė. Ir mulčas saugo nuo didelių tų svyravimų temperatūros ir augalai daug geriau jaučiasi. Be to susidaro kondensatas nuo tuo temperatūrų skirtumo ir vėl augalai gauna tos drėgmės. Rasa ryte, taip? O jeigu jau jūs turite grybieną, jeigu daug yra jau grybienos, čia kalbėkime apie dar kitus sezonus būsimus, taip? Pavyzdžiui, šiemet buvo 3 savaičių sausra ir aš nelaisčiau savo daržo. Tai žinokit, toks stebuklas buvo. Jau žiūriu, einu kasdien tikrinu. Jau burokėlis, ten toks lapai biški jau apvytė. Vakar dar nieko, šiandien jau apvytė, jau atrodo, palaistyčiau, bet ne. Ir paskui jisai toksai truputėlį nuleistais tais lapais, jis ir išbuvo iki lietaus. Tai jo, bet pas mane jau yra ta sistema, jau 9 metai daržui, ten tikrai yra tos grybienos ir grybai tikrai aprūpina drėgme augalus iš daug gilesnių sluoksnių, ten, kur jau mes. Tai va, taip, tai tie procesai yra svarbus. Tos poreikį drėgmės išduodantis požymiai, tai taip, apvytę lapai, nuleipsta augalai, ar ne, bet drėgmės poreikį jūs, kai mulčiuosi, turite tikrinti, kišdami ranką po mulčių. Ten turi būti drėgna, trupučiuką. Ne šlapia, bet turit jausti, kad drėgna yra. Ir jeigu nėra, reiškia reik laistyti. Aišku, aš tai laistau, jeigu laistau, tai vakare. Dabar mano laistomi darže tai yra tik tai agurkai, to jau augimo stadijoje. Daržo kito nelaistau, bet aš laistau gėlynus, nes aš dar šalia daržų turiu daug gėlynų. Tai va, tai gėlynus aš laistau, nes pas mane ten kitokia situacija su dirva ir su mulčiavimu. Ir dabar kompostavimas lysvėje. Priėjom prie tos temos, ten buvau užsiminusi. Yra toksai bokaši kompostavimas. Ar esat girdėję? Nes naudoji gal, Julija, ne? Tai labai gerai. Aš esu išbandžiusi, žinok. O kaip yra, ar tik tai, pavyzdžiui, pats tas bokaši miksas, ar jis tik įsigijamas ir galima pasidaryti pačiam? Žinok, YouTube'ai yra, kad pasidaro, bet vis tiek tu turi tas bakterijas nusipirk, ką ten mikroorganizmus, kažkokią tai tą gyvybę, ar ne? Bet ten daug darbo. Aš žiūrėjau, tai tada pagalvojau, gal geriau aš nusipirksiu. Tai va, tai bokaši, tai yra tokie specialūs kibirai, viens į kitą įsistato ir mes ten dedam atliekas, barstom tokiom suaktyvintom drožlėm, granulėm tokiom specialiom ir gaunasi skystis, išbėga per tokias skylutes, o palaipsniui pasidaro toks gražus, kompostas, žemė tokia juoda. Tai aš išbandžiau iš to intereso, kad kažkam papasakot ir man tai buvo nuostabu. Mes ten su vyru patys darėm kibirus ir vienais metais žaidžiausi ten tų granulių. Bet aš poreikio tiesiog neturiu tam, tai paskui galvoju, bet kažkam galiu apie tai papasakoti. Tai aš mieste gyvenčiau, tai aš be bokašių negyvenčiau, žinokit. Nes, ypač jeigu jūs toliau nuo daržo, jeigu jūs gyvenat arti daržo, tai jūs galit kiekvieną dieną vakare žingsniuoti tą kibiriuką ant lysvės.
Nes, kas tai yra kompostavimas, tai yra pusė naudos į orą. Taip? Jeigu jūs atnešat organiką, kuri yra valgoma tiem mikroorganizmam ir duodat, jie, žinokit, labai džiaugiasi. Pas mane, pavyzdžiui, kibiras iš virtuvės darže išnyksta per maždaug savaitę. Bet išnyksta visiškai su visom bananų, pavyzdžiui, žievelėm. Įsivaizduojat, kiek ten yra gyventojų. Sunku patikėti. Dar aš anksčiau slėpdavau, ten neždavau kur nors. Dabar jau praėjo man tas. Smulkinat ar ne dar? Ne, nieko iš vis nedarau. Kavos tirščiai, visos žievelės. Šiaip mes laikom vištas, tai pas mus labai atsirūšiuoja ir į tą organiką išnešamą daržą nedaug lieka. Bet va tos žievelės, bulvių lupenos. Bulvių paskui iš lupenų dar gali ir išaukti, žinokit, jums darže. Bet bulvių geriau nepakasinėti, tik tai ant viršaus. Jeigu jūs, kaip miesto daržas, tikrai norit išsaugoti estetiką, tai tą organiką dėkit po mulčiu. Pakeliat mulčią, išsklaidot, nemeskit tokį kupstą, bet išsklaidot, ar ne, tą turinį visą ir vėl uždedat mulčių. Galit pradėti nuo tokių, kur kažkur kraštuose, kur didesni, gal kažkokie krūmai, taip ar... Bet šiaip dar vienas dalykas, ką aš irgi radau YouTube'ai kažkada žiūrėdama. Aš sakau, seku, nors daug ko nedarau, bet man taip nuostabu atrasti, kaip skirtingose pasaulio šalyse žmonės prigalvoja. Yra tokie vadinami, man atrodo, sliekų viešbučiai, jie taip ir vadinasi, kur vidury lysvės įkasa vamzdį, padaro skylutes tiems sliekam ir į tą vamzdį pila organiką. Jo. Tai toks grinai vieta, sliekų džiaugsmas, nes sliekai jums irgi labai reikalingi. Sliekai irgi valgo organiką ir gamina biohumusą. Tiesiai, taip sakant, tuštinasi ir naudą tiesioginę lysvei duoda. Tai labai kviečiu nedaryti tų kompostinių krūvų ir nevargti ir... Šiaip ten yra atskiras mokslas. Padaryti teisingą kompostą yra didelis atskiras ir mokslas, ir darbas, ir vėlgi resursai. Ir mulčiuoti kompostu yra, man atrodo, prabanga, bet aš suprantu, kad mus dabar Lietuvoje kyla ta nauja tokia problema su to mulčiavimu – šliužai. Ir aš girdžiu, žmonės skundžiasi, kad kai tik pradėjau mulčiuoti, jeigu lietinga vasara, tai neįmanomi kiekiai šliužų. Reiškia, kažkokia pusiausvyra jau pažeista, ar ne? Tie invaziniai ypatingai, tai iš vis jie ten viską nuvalgot, nežinau. Tai tas anglų vienas iš tų tinklaraštininkų, jeigu žiūrėsi, tai jis būtent kompostu mulčiuoja, nes pas jį labai daug šliužų. Bet sakau, tai pasididžiulės tos dėžės komposto, jis ten dirba, neša, žodžiu. Sliekus irgi esu bandžiusi auginti, kad gamintų tą kompostą, bet viskam reikia darbo, laiko, apgalvojimo ir paskui, kad veiktų, tai reikia kažką ten daryti. Nėra taip, kad nusipirkau sliekų, įleidau ir viskas, gyvenkite ir man darykite tą humusą. Nėra taip iš tikrųjų ir... Galiausiai aš dabar jau tokioj stadijoj, kad aš atsirinkau, kas pas mane veikia, kas man pasteisino. Tai mano santykis dabar su daržu toks, kad jame taip gerai užauga viskas beveik be manęs, kad aš ten einu džiaugtis. Iš tikrųjų, buvo kiti laikai, buvo kitaip, bet dabar šiemet jau tikrai pajutau, kad aš ten ėjau mažai, aš ten einu tik derliaus parsinešti. Ir aš jau tas piktžoles matau kitaip, nes... Ravėti reikia tik tiek, kad neužgoštų kultūrų. Nes aš supratau, kad ta piktžolė tai yra papildoma fotosintezė mano lysvei. Papildoma fotosintezė reiškia daugiau gliukozės mikroorganizmam. Mikroorganizmam ir grybam reikia gliukozės, augalai ją duoda. Augalai prašo visokių ten maisto medžiagų, mikroorganizmai jam duoda. Taip ir veikia ta simbiozė ir todėl kam ravėti? Kam ravėti? Kokia nors usnis, pas mane usnų labai daug tašia, 2-3 metrų gylio šaknis, tai aš jas aišku raviu, nes jeigu jos neravėt, tai ten bus tuoj miškas usnų.
Bet mano ravėjimas, aš einu dabar su žirklėm karpu. Aš anksčiau jas lupdavau, tai prisvarydavau pašinų baisybę. Ir tu ištrauki va tokio maksimum, panašiai kaip pienė. Pienė irgi visada nutrūksta. Ir jinai paskui vėl atauga. Bet kai aš vat karpau tas usnis, aš visada galvoju, bet tu su ta ilga šaknim iš 2 metrų gylio, kažin ką mano burokui atnešiai. Ane? Čia toksai biški ir požiūrio dalykas. Ir, esu girdėjus, anksčiau vyras sakydavo, aš tuo eisiu į tavo tą daržą su trimeriu, nes ten taip atrodo, kad ten nesuprasi. O paskui praeina tas, birželį yra tas baisus piktžolių augimas. Ten yra dalykai, kuriuos tikrai reikia ravėti, prižiūrėti tuos mažyčius, ane? Morkas ten, svoguniukus, kol jie maži. O paskui viskas auga, želia, tu ateini ir pasižiūri, nieks nieko neužgožia, viskas klesti. Ir nors atrodo kaip pieva tokia, pilna visko. Taip, ravint nerauti, o pjauti arba kirpti. Yra daug efektyviau ir ravint, išravėjus kažką, niekur mes neišmetam, neišnešam. Nedarom šito papildomo darbo, viską klojam apdžiūvo, viskas suvalgys. Ir taip, neišnešinėti. Tai palaukit, atsiprašau, o tai šaknis paliekam, tai vėlgi žaus. Taip. Taip. Tai karpinti ir karpinti pastovi. Kaip pastovi, kad aš žinau. Tai suprantat, kirpti reikia tik tada, kai, sakau, kokia usnis, kad jai neleis sužydėti, ar ne? Bet iš principo ravėti reikia tiek, kad neužgoštų kultūros, šešėlio nemestų, ne? Bet jeigu ten ta žolytė leidžia augti šalia, jeigu jinai to lygiai grečiai, taip. Tai ne. Kiekvienas augalas savo pasiima tiek, kiek jam reikia, žinokit. Kuo daugiau, aš sakau, kuo daugiau žalios masės, tuo daugiau fotosintezės. Kuo daugiau fotosintezės, tuo daugiau gliukozės. Ir jeigu užtenka drėgmės, tai viskas vyksta gerai. Bet jeigu būna sausros, tai tada fotosintezė nevyksta ir tada būna, kad trūksta tos gliukozės, nebevyksta, procesai sustoja. Tai tam reikia to ilgalaikio žemės nedirbimo, kad ta ekosistema tiesiog, jinai pati vieni kitus, kad girdėtų. O garšos, pavyzdžiui, jos labai mėgsta lėstis, šaknis ilgos. Taip, garšvas reikia naikinti, rauti. Gerai, kad paklausėt. Garšva iš vis yra, žinot, geriausias, kiek aš esu susidūrus su garšvom, jas reikia valgyti. Kai pradedi jas valgyti, tai jos tada nebespėja. Su garšvom aš nežinau, nėra būdo sukovoti. Yra būdas išsikraustyti ten, kur jų nėra. Nes aš bandžiau šitą variantą ir mane jos išvarė iš proto ir iš vieno gėlyno, nes reikia auginti tada tenai didžiausias, stambiausias kultūras, kurių jos neužgožia. Galbūt moliūgus. Kažką tokio, kas galėtų ir su jom, nes jos padaro tokį šaknyną. Aš bandžiau irgi ir neravėti, ir karpyti. Tai, sakau, pas mane gėlynė, tai, sunku. Bet, pavyzdžiui, kokio bijūno jos nenugali. Jis per didelis jom. Jisai įsiauga tas gumbas savo ir darytų jam, jis pievoj tada gali augti, ar ne? Tai kažkaip reikia tada galvoti, kokias kultūras, kokioj vietoj. Labai gražiai rudeninės atrodo su viršom. Jo. Prašau, galiu paklausti. O jeigu nuėmus derlių jau nesiruoši sodintoje vietoje nieko, tai gal tada nereikia ir išrauti tų likučių? Palikti juos žemėje? Ta prasme, nuėmus derlių. Pavyzdžiui, pupelės šparagės, ne? Jeigu nusiimi, tai išraunam viską ar paliekam? Šiaip ankštinius rekomenduojama nukirpti ir šaknis palikti. Taip. Bet, tai čia žinot, galima išrauti. Bet šiaip visas daržovių dalis, kurias nuplėšėt, viskas lieka darže. Tai yra jūsų mulčas. Taip, niekur nereikia išmetinėti, išnešinėti. Burokėlių lapai, morkų lapai,
kopūstų ten, visko, ne, visokį. Palikti. Pavasarį, kai jau bus pas jūs gyventojai dirbo, jūs nerasit, žinokit, aš išmetinėjau iš daržo, lapinių kopūstų tuos ilgus jau, žinot, kai būna tie, tai tų nesuvalgo greitai. Ir saulėgražų. Visa kita dingsta. Ta prasme, ten pupelių koteliai, jiem niekas yra. Bet sakot, nereikia kasti, tai vis tiek norisi kažkaip supurenti viską. Nereikia. Nereikia purenti. Žiūrėkit, ką padaro kasimas. Jūsų dirvo, įsivaizduokite, yra vienas sluoksnis gyvena vienokie, ten mikroorganizmai, bakterijos, ne, va taip ir jie ten visuose sluoksniuose yra gyvybė. Jūs ateinat su kastuvu, paimt, apverčiat ir ką jie tada? Jų dalis tada žūva, vieniem per šaltą, kitiem per sausą, tretiem per karštą, jie galvoja, kur mes. Kol jie vėl tie viršutiniai, paviršiniai gyventojai išsikapanoja į viršų, jie negali, nespėja gyventi ir dirbti savo darbo. Jų darbas yra aprūpinti augalus medžiagom visom. Nes augalas pats negali pasigaminti, ar ne? Vat visi mineralai, vitaminai. Kodėl tas pomidoras iš parduotuvės neturi skonio? Todėl, kad jisai augo arba vandenį, arba ten kažkokiose trąšose, arba jį nuskynė visiškai žaliai ir jisai nematė saulės sunoko, kas vėlgi yra amino rūgščių, kurios pasigamina tik tai saulės šviesoje. Ir tų amino rūgščių mes gaunam tik su maistu, mūsų žmonių organizmas nepasigamina, taip? Ir jeigu mes jų negaunam, tai mes nepasigaminam serotonino. Atsiprašau, po pavasarį, tai ką į tokį nekastą dirvą ir sėdės? Patraukia mulčią. Po mulčių dirva jūsų bus puri. Jūs net neįsivaizduojat, koks yra skirtumas. Kai mes laikom sausą, neuždengtą dirvą, tai ją tenai vėjas gairina, saulė kepina, jinai suskilinėja, ta prasme, jinai vargsta. Kai ją laikom po mulčių, jinai visai kitą gyvenimą gyvena. Visiškai niekas su savo daržo, 9 metai. Kviečiu jūs pasižiūrėti, atvažiuokite ekskursiją pavasarį, rimtai. Aš sakau, tokias paskaitas reikia vesti darže iš tikrųjų. Tai jūs padarysit vagelę, morkoms pasėsit, prieš tai būsit išildę truputėlį, patrauksit mulčią, išils ten per kelias dienas, pasėsit. Ir žiūrėsit. Jūsų mulčia šalia ir morkytės. Ir žiūrėsit. Labai svarbu sėjant palaistyti, ko nepasakiau. Sėjant reikia labai palaistyti gerai, todėl kad, kad ta sėkla turi, jinai užtrunka išbrinkti ar ne, pradygti. Taip, ypač tos. Viską. Aš laistau viską taip. Turit omeny tulpes? Ne, jeigu tulpes sodinat rudenį, tai paprastai užtenka drėgmės. Ne, aš nelaistu. Nebent 3 savaitės nelyjo ir tada jau svogūninės gėlėsgi užtrunka, kol įsišaknė, kaip ir žieminiai česnakai. Ar auginat žieminius česnakus? Tai va. Dabar kaip gauti daugiau derlių iš tos vienos lysvės? Jūs ten pasiskirstė po keletą lysvių, esat ar ne, po vieną, po kelias. Tai jums labai svarbu susiplanuoti, ką kada sėti, kad jiems patiktų vieniems šalia kitų ir kad būtų tas vienas užaugo suvalgiau, jau galiu čia sėti kitą, ar ne? Ir žiūrit visada į veislės ankstyvumą, pagal tai derinat ir pagal vegetacijos trukmę. Ant sėklų pakelių paprastai būna parašyta viskas, ar ne? Kokia vegetacija, vis tiek ten koks ridikėlis špinatas labai greitai. O kažkas užtrunka labai ilgai, ar ne? Ten kokia ropė auga, iš vis rekomenduojama liepą tik tai sėti. Tai va, sėjame iš rudens. Kas man pasiteisino ir patiko, ypatingai kai negali sandėliuoti, neturi kur.
tai reikia kuo daugiau, kad vis eitum iš to daržo ir gautum, ar ne? Tai iš rudens galim sėti morkas, špinatus, salotas, daug ką galim sėti, taip? Dalis gal sėklų pražūva, bet, nedidelė dalis dažniausiai, visai neblogai. Ir vat jos kažkaip per žiemą ten pabūna, tai jos pavasarį, jeigu palankus pavasaris, tai jos labai anksti ir labai greitai. Ir tokios būna, žinot, pačios sveikiausios, kaip aš sakau. Nes paskui ten biški suvėluoja, jau žiūrėk šilumą įjungia, jau viskas, skraido kokios nors ten musės kenkėjos, dar kažkas. O tos, vat, kur nuo žiemos iš rudens pasėtos, jos būna labai liuksinės. Ne, ir darže. Jo. Tik dabar jau yra svogūnai, kurie sėjami žiemai. Taip. Yra specialios ir sodinukai netgi yra, kurie dabar sodinami buvo. Aš negavau, žinokit, išpirko juos. Pas mus jie į Lietuvą visai šviežieną atėjo ir nespėjau. Mažai užvežė Lietuvoje, nes mano tokia giminaitė dirba tą firmą, kur turi, ir sakė, tikrai neturiu. Tai va. Mažai, sakė, pati nespėjau. Tai va, bet čia mūsų ateities. Jo, sakiau tada vasarą merginoms, auginkite daugiamečius svogūnai, narcizalapiai, laiškiniai česnakai. Kai auginate įvairovę, jūs turi daugiau galimybių tą derlių pasiimti. Arba kažkas ten kažką užpuolė ir neužaugo, tai tada yra kitokia rūšis, ar ne? Tai bent jau aš tai tų svogūnų turiu, man galvos neskauda, vos neapskritus metus, nes turiu ten 5 rūšių skirtingus ir tada vis tiek kažką tu turi, ar laiškų, ar vienokių, ar kitokių, ar galvų. Tai va tos įvairovės. Tada ankstyva pavasario sėja. Jeigu oras leidžia, sėjam anksti ir, sakau, mulčiuotoj lysvėj ne taip greitai išdygsta, bet jūs galit pažaisti, jūsų lysvė maža. Mano, pavyzdžiui, daržas neleidžia tokių žaidimų žaisti ir pas mane vėjuota, bet aš mažoj lysvėj tai visai pažaisčiau su kokiom agro plevelėm. Galima uždengti vienai dienai juodą plevelę lysvę, tada įšildo ją, tada nuimi pasėji, uždengi agro ir pasiankstini tą sėją. Tikrai agro plevelė dabar būna tokia gerokai storesnė jinai. Ir jinai ir tvirtesnė, šiaip daug kartų naudoti labiau tinka. Ir tikrai duoda daugiau tų laipsnių šilumos. Ir mažiau grėsmės šalnų pavojaus, ar ne? Tada yra liepos sėja. Dažnai pamiršta arba išvažiuoja atostogauti ir lieka tuščias lysvės. Tai pravartu žinoti, ko aš noriu. Ir aš, pavyzdžiui, yra tam tikros kultūros, kurių iš vis pavasarį anksti nesėjau. Ten kokių kininių bastučių, ropių nesėjau, kaliaropių pavasarį nesėjau, todėl kad aš jų vasarą nesuvalgysiu. Vasarą ir taip visokio derliaus va. Ir paskui sukti galvą, kur ten jas padėti, susandėliuoti. Tai va, tai aš sėju juos tiesiog Liepos pabaigoje, kartais rugpjūčio pradžiai. Ir vėl būna, va dabar gyriausi, sakė, oi kaip tau gerai, pas mane šiltnami dabar ridikėliai, špinatai, krapai, taip kaip balandžio mėnesį praktiškai. Ir dabar mūsų va toks klimatas pasidarė, mūsų močiutės tikrai taip nedarė. Bet mes jau galim, nes tikrai šiltas lapkritis. Buvo čia kelios tos šalnos, bet jeigu šiltnami, pavyzdžiui, tai jūs ten vos neapskritus metus galite auginti kažką. Ir šiltnamį irgi galit žaisti su agro plevelėm. Su agro dangom tikrai. Ir aš pasižaidžiu, nes visai smagu kažkaip tai ten tą ankstyvesnį kažkokį ar vėlyvesnį. Rugpjūčio sėja. Taip, tai va rugpjūčio yra tie visi svogūnai, žiemkenčiai. Ir dar ko nespėjot pasėti Liepą, pavyzdžiui, ar ten kokią lysvę atsilaisvino, tai tikrai galima drąsiai. Špinatus ir ridikėlius galima drąsiai rugpjūtį sėti ir lauke dar. Ta prasme, jie dar spėja puikiai užaugti ir būna dar geriau negu pavasarį, nes nebūna tų karščių, pavyzdžiui, birželio karščiai labai ridikėliam pakenkia. Sėjam šiltnamyje, kaip jau sakiau, ir sėja šiltlysvėje.
Tai čia, jeigu jūs, kažkas iš jūsų norėtumėt, jūsų šiltnamį galima ir tokį dalyką sukurti, šiltlysvę. Tik tai esu aš ją aprašiusi savo abiejose knygose. Sluoksniavimą visą tą ir iš kur ta šiluma, tik tai vat klausimas, iš ko jūs gautumėte mėšlą. Nes ten yra, ten reikia kažkokias šilumą duoda, ar ne? To šildančio sluoksnio. Taip, dar labai visada kalbu apie tą neatskirimą, jeigu daržas, tai tik daržovės, ar ne? Ir šiemet buvau Pakruojyje ir ten šalia dvaro tų visų grožių gėlynų yra, nežinau kaip ten jie vadinasi, ta maitinimo jų įstaiga ir ten yra toksai malūnas apželintas labai gražiai, moliūgai, agurkai, medetkos, tagetės ir viskas taip nuostabiai atrodo, tai jūsų tam aroma sodo daliai tikrai labai tinka tas variantas o šiaip, kiekvienoj lysvėj praktiškai turėtų būti kažkoks tai žydintis gėlė, tą vadinamą, ar ne? Tai jinai pritraukia vabzdžius apdulkintojus, jinai dezinfekuoja ir jinai dirba savo darbą, būna graži. Toliau kaiminystė. Apie kaiminystę, tai kai derinat augalus, visada žiūrėkit, kad tie, kurie augs aukšti, neaugtų iš pietų, ar ne, nesodinkit iš pietų pusės, kad neužstotų. Tie visi didžialapiai irgi, kad neužgoštų. Šiaip čia reikia vaizduotės ir net ir aš kartais dar apsirinku kokią nors nesąmonę. Pasodinu, paskui žiūriu, galvoju, o Dieve, kaip aš čia taip galėjau. Bet išbujoja kai kurie augalai ir paskui užgožia kitus. Ir antramečiai augalai sėkloms. Man tai jie yra ir nauda, ir grožis. Pas mane, kadangi yra ištisas daržas be lysvių, tai mano darže labai daug kas siejasi savaime ir tokiu būdu aš išvengiu dalies darbo. Pavyzdžiui, pas mane siejasi porai, svogūnai, česnakai, kopūstai, lapiniai, gražgarstės, petražolės, krapai irgi savaime aišku. Tai vat, bet lysvėj galima turėti, pavyzdžiui, eksperimentinę lysvę, kur auginate kažką su sėklomis. Ar ne? Vat palieka tą vieną kopūstą lapinę, atsinešat ir pasodinat. Ir jisai kitais metais sužydi. Labai beje gražiai žydi. Aš nežinau, kodėl sako, kad čia jie negražus, reikia išrauti. Arba gražgarstės. Oi, kaip gražiai. Ir iš daug ko galima rinkti sėklas. Pavyzdžiui, daikonai ridikai. Esu rinkusi sėklas. Vienintelis, kas man, ko dar neišmokau, tai burokėliai. Niekaip nepataiko, man jie nesudygsta, jeigu aš susirenku sėklas. Ir morkos susikryžmina. Bet aš dabar žinot, ką pagalvau, pavyzdžiui, mieste galbūt jos nesusikryžmintų, nes pas mane labai daug laukinių morkų. O morkos žydi 2 metais, labai gražiai žydi vienas dalykas. Kitas dalykas, paskui tas sėklas paimi į maišelį, nusikratai. Pabandykit. O gal jos neturės čia draugių tarp mūrų, namų? Tikrai. Bet aš šiandien apie tai pagalvojau kažkaip tai tikrai, nes visada labai norėjau morkų sėklų turėti, bet jos tokios užauga paskui tokios geltonos, nei balta, nei oranžinė, aišku, smulkesnė. Ir, aišku, vaikai išbrokavo iš karto. Tai paskui jau nebesižaidžiau, bet pas jūs galima pabandyti. Kaip? Gal buvo sodinti hybridinis? Ne, veislės. Aš jau jeigu renku sėklas, tai jau tikrai hibridiniai augalai tada netinka. Žinokit, kad turite sėti veislę ir... Ir tokios 2 skaidrės kaiminystės sėkmingi deriniai ir paskui kita skaidrė bus nesėkmingi deriniai. Ko daug daržininkų prašo, manęs visada klausia. Šiaip tai yra internete tos medžiagos ir daug esu išbandžiusi. Bet irgi 100% aš kažkaip nesivaikau čia to derinimo.
pavyzdžiui, pas mane, kai siejasi savaime, tai tie savaiminiai sėjinukai, va, pastarnokas, pavyzdžiui, irgi siejasi, pankolis siejasi. Tai jie išdygsta ten, kur jie nori, kur jos vėjas numeta tą sėklytę, išdygsta ir tada jau ta kaiminystė kaip ir, nepasirinksi. Bet, česnakai su braškėm, čia tokia, kaip visada, tradicinė kaiminystė. Kaip, pavyzdžiui, prie nesėkmingų derinių yra agurkai ir pomidorai, ar ne? Ir juos visi visada sėkmingai augina šiltnamyje. Ir tau ir nesėkminga kaiminystė. Tai čia tiesiog įdėjau, kad turėtumėt, žinotumėt, jeigu norėsit, naudosit. Knygose mano irgi yra šitie deriniai. Galima, jeigu esat didelis planuotojas ir piešiatės daržą, tikrai pirmus kokius 5 metus aš tai dariau ir man pasiteisino. Tai tada tu nusipieši iš anksto, kur tu ką sodinsi, maždaug nusimatai, kada kokį derlių suvalgysi, kas atsilaisvins ir pasižiūri šitą kaiminystę ir tada puikiai viskas veikia. Bet paskui, kai pradedi sėti iš akies ir iš rankos kaip papuola, tai šiandien norėjau tiek, dar bus paskutinė skaidrė kviečianti diskusijai, o dabar gal dar galite kažko norit paklausti. O sakykit, kaip jūs vertinat tvenkinio dumblo naudą daržui, jeigu, pavyzdžiui, tvenkinio dumblą užvežti daržui? Sako, kad labai gerai, bet aš vertinti negaliu, nes nebandžiau. Gal ji kažkaip tai susmulkina, žinokit, nežinau. Aš žinau, kad ji vertina, kad daro, kad čia nauja kažkokia armada, ar negaliu pakomentuoti, nes nebandžiau. Jo, nebandžiau tikrai. Šlymas, tai tada nieko nėra. Bet man tai gavosi gerai. Ir vienai prašo internete, kitur skirtingai. Ir tas dumblas gal skirtingas. Taip, tai mane galite rasti ir Instagrame, ir Facebook'e, ir mano tinklaraštyje. Ir jūsų dirba buvo iš pat pradžių, ar priesmino, ar priemonių? molis pas mus. Pas mus neįkasamas, kaip aš sakau, molis. Gali lipdyti plytas raudonas. Ir ten, kur darėm daržą, tai mes sulekščiavom tą pievą ir tada užvežėm smėlio ir durpės. Durpių kaimynai kasė prūdą. Ir tos juodos durpės užvežėm. Bet, ir iš karto mulčiavau. Mulčiavau šiaudais pagrinde, birželį, liepą dar mulčiuodavau pjautą žolę. Tai labai labai daug tų žolių augo pradžiai, bet dabar, viskas. Kaip aš mulčia žolės Iš mulčio, žinokit, iš pamulčio žolė ir išsirauna žymiai lengviau, nes ten yra drėgna ir puru. Ir pavyzdžiui, dabar jau mano daržo tie sluoksniai, nors aš nekasu, jie kaip ir turėtų tai būti, ar ne, bet, pavyzdžiui, pastarnokai pas mane užauga, labai ilgi, aš jų faktiškai neišraunu. Tokį ilgą smailų tą turi galą. Ir kai aš ištraukiu, tokį pastarnoką, tai jisai tas, molis, visiškai raudonų molių aplipęs. Vat viršų jisai įsivaizduoja dirva, bet tai kokio stiprumo yra augalas, kad jis įsivaro vos ne 0,5 metro, realiai 0,5 metro. Ir morkų būna taip, jeigu didesnė morka išraunu, tai jinai tokia molių, visą galėtum lipdyti. O kodėl tai mes darėm taip su daržu, mes galėjom rinktis kitą strategiją, tą lėtąją, tai tada mulčiuoji, kapstai, įterpinėji, lauki. Labai ilgas procesas. Aš tą darau su gėlynais. Mano gėlynai yra išverkti. Rožynas, pavyzdžiui, ištisai mulčiuoju, jau jam gal kokį 6 metai. Tai ten, kur vietoje jau ta rožė auga, tai dar. Bet šalia visai ir vėl yra molis. Jeigu molis sausas, žinot, jį neįkasi kastuvo. O jeigu jisai šlapias, tai irgi tada įkiši viskas apsiklijuoja ir vėl nežinai, ką daryti. Išrauni visą guzą. Ta prasme, žemė, kuri neturi visiškai purumo.
Smėlis mulčiuojant pasidaro lengviau daržu. Jisai gyvybę įgauna, irgi užtrunka procesas, bet yra lengvesnis procesas negu su moliu. Tai va, tai priesmėlis, priemolis yra tokie tarpiniai variantai. O vietą daržovėm reikia kaitaliot kas sezoną, taip? Kiekvieną sezoną vis kitur sodint. Sėjomaina. Šiaip skirtingos yra nuomonės, žinokit, šitų klausimų. Ką aš pastebiu savo darže dabar, tai kad aš nekaitalioju. Ne visas kaitalioju. Ir kad kai kuriom daržovėm visai patinka augti ten pat. Nors ir sako, kad ten tos pačios lygos ir taip toliau, bet pavyzdžiui pas mane agurkai, pomidorai, daug kas pas mane auga toj pačioj vietoj, 9 metai, pavyzdžiui, braškės. Visi sako, keisti reikia vietą, aš nekeičiu. Derlius puikus. Ta prasme. Tai va, žinokit, tą patį galvoju ir iš vis yra nuomonė, kad kaip tik ta daržovė ten jau jinai susikūrė savo tuos mikrobus, susikviečia viską, kad jai padėtų augti ir todėl va ta rūšis tenai kaip tik reikia ją sėti. Tai va, tai tos nuomonės yra skirtingos, bet reikia bandyti. Žinot, bet pakeltoj lysvėj niuansas yra, kaip aš suprantu, toks, kad ten žemė, jeigu tu jos nemaitinai, išsieikvoja ir ką tada? Perki naują substratą. Tai vat jums svarbiausia yra įnešti organiką, kad ta organika duotų maitinimą. Nes, kaip aš sakau, joks mokslas nepadarys, nesureguliuos taip harmoningai trąšų visų elementų poreikio, kaip padaro tai gamta. Nes augalas pats praneša dirvai, kad jam reikia to ir to. Tai todėl va tas ir skonio skirtumas, ir kvapo skirtumas tų daržovių. Atsiprašau, norėjau dar paklausti, aišku, gal čia ne visiems įdomu bus. Apie vietės. Ar vietės reikia kirpti rudenį? Nukirpti? Žiūrint, kokias auginat, ar vasarinės, ar remontantinės. Aš kerpuoju vietės labai anksti pavasarį. Vasarį, pavyzdžiui, arba kovą. Šiaip žiūrint, kada jūs norite derliaus. Galima iš rudens. Nėra būtina. Vienur rašo, kad jos geriau peržiemoja, kai jos nenukirptos. Kiek tame... Nieko aš nekerpu. Aš turiu omeny, jeigu jūs pavasarį kerpate tuos stiebus, juk tai vegetacija augalų prasideda. Ne, jeigu vasarį kerpat labai anksti, suprantat, dar nėra jokios vegetacijos. Tai čia maždaug sausio pabaigos. Ne, vasarį. Taip. Ir braškių lapus reikia nukirpti. Braškių lapus. Braškės tai tvarkom rugpjūtį. Rugsėjį. Aš visą laiką sakau, jeigu klaustai, kokį traukinį nespėjai, tai aš į braškių traukinį niekada nespėjau. Tikrai žinau, kad reikia, bet aš niekada nesuspėjusi, aš visada rugsėjį braškės tvarkau. Taip, braškės reikėtų nukirpti rugpjūtį ir tada jos dar spėja atsilapoti per rugsėjį. O jeigu užpuola frigo, tai ką daryti tada? Jeigu kas? Kažkokios lygos užpuola, tai reikia kažkaip jas iškasti, išmesti, ar frigo, kaip ten viskas pasidaro? Frigo tai yra braškių daigų šaldymas. O jeigu yra lygos, tai tada tada reikėtų gydyti, dezinfekuoti dirvą. Ta galima daryti su sideratais. Aš beje pamiršau jums paminėti sideratus. Jūsų atveju garstyčias yra labai pravartu sėti. Garstyčios ir dezinfekuoja lysvę ir yra mulčas. Taip, mes jas galim nukirpti, galim išrauti ir sudėti. Tai vad, kai neturim mulčio... Ne. Aš išraunu ir guldau, taip va. Bet reikia kažką daryti. Ne, palikti nereikia, nes jos tuoj sužydi ir tada vėl sėjas ir vėl auga. Tai aš sakyčiau, kad nuraukite, suguldykite ant lysvės ir pavasarį, kai tik prasidės šiluma, mes paprastai net nesugaudom, kada jau čia tiem mikroorganizmam gerai, tai prasidės skaidimas. Jeigu neprasidės, tai jūs pavasarį tą lysvę
palaistykit tuo aktyvatorium su mėlėm, kažkokiu tai užpilu. Nu, ar su mėšlu. Atvažiuokit pas mane į kaimą, mėšlą įdėsi lauktuvėm. Aš dar apie dirvą norėčiau, o kuo skirtusi dirvos priežiūra šiltnamyje nuo dirvos priežiūros, tarkim, lauke? Ar kažkokias ypatybės? Visiškai kaip dangus ir žemė skiriasi. Šiltnamis yra net tvaraus ir negamtinio daržo pavyzdys. Iš vis, aš kažkur mačiau internete dabar gamtinis šiltnamis, tai man taip įdomu pasidarė. Nu, galima šiltnamį, aš, pavyzdžiui, irgi mulčiuoju, bet aš tai darau labiau dėl savęs, kad man ten reikėtų mažiau ravėti, šiek tiek mažiau laistyti. Bet šiltnamį aš, pavyzdžiui, kas kažkiek metų tręšiu mėšlu. Šiltnamyje dabar, pavyzdžiui, mūsų vasaros yra kosmiškai karštos, tai ten sukurti kažkokią tai gyvybę dirvoje, tai man tai atrodo, kad, nu nežinau, nebent adaptuosimės kažkaip ir tie mikroorganizmai adaptuosis, gali ir tai būti. Gal po 10 metų jie ten visai gerai klestės, kas čia žino. Bet, nu, pavyzdžiui, šiltnamį išklojus šiaudais, jisai per vasarą, nu, beveik nesusiskaido, jisai ten, nežinau. Tai va, bet aš mulčiuoju grinai tam, kad sukontroliuoti. O nesupelyja nuo drėgmės, neįsireikia pavėsį? Oi, ne. Nu, čia irgi priklauso nuo vietovės, pas mane labai gal geriau perpučiama. Bet, nu, ir laistymo režimas turi reikšmę, taip? Aš, pavyzdžiui, šiltnamį irgi ten labai daug nelaistau. Kažkaip. Ir vis tiek, kai jisai mulčiuotas, tai ta dirva, nu, jinai sukietėja. Pas mane ten toks irgi molis, nėra pati geriausia žemė, bet jinai vis tiek yra šiek tiek minkštesnė, negu būtų, jeigu aš iš vis nemulčiuočiau. Tai jinai tenai, nežinau, aš net nežinau, kaip ten atrodytų. Nu, toks dykus. Tai va, tai žinot, bet jūsų šiltnamis labai didelis, aš neįsivaizduoju, iš ko jūs jį užmulčiuot galėtumėte. Nu, tai žmonės gelbstisi su tom valaistymo sistemom, bet pas jūs pelyja, ne? Už tai, kad vėdinimas per mažas. Nu jo, jeigu centralizuotai laistom, buvo šią vasarą kaip nutikė, nuolat ten badėjo ir staiga pradėjo jo. Tiesiog samanoti, gal ne tai kiek pelyti, bet... Vadės, jeigu šiltadaršiai būna šiltnamiai saunomus atsiranda. Nu tai va, tai jom tinka, reiškia klimatas, jom reiškia yra rūgštų, drėgna, šlapia ir labai gerai. Galkinti arba purenti nuo samanų. Jo. Tai laukia užaugintų daržovių skonio savybės geresnės. Taip, aš, pavyzdžiui, man šiltnamio pomidorai, tai palyginus su lauko, nežinau, kaip diena ir naktis. Nu, kaip nuo pomidorus apsaugai? Nieko nesaugoju, nieko, žinokit. Arba veislės kokias yra? Jo, veislės turi reikšmės, tikrai pomidorų yra veislių, kurios mažiau jautrios. Rūkas prasideda rugpjūčio pradžiai. Taip, bet aš, pavyzdžiui, niekada nesudengu, suprantat, ir, pavyzdžiui, mulčiuojant. Ar iš karto? Pas mane suserga pomidorai rugsėjį. Pavyzdžiui, tai aš to nelaikau problema, man... Marą turit omeny. Aš nežinau, ką... Juodais tokiais. Nu tai taip. Nu tai čia yra... Užauga iki rugpjūčio, rugpjūtį prasideda rūkai ir pomidorai visi... Tai bandykite statyti stogą, pavyzdžiui, su nuleidžiamom kokiam plevelėm. Bet tai jūs... Nu tai taip ir yra. Arba mes turim derlių lauke, arba turim šiltnamį. Kai būna lietinga vasara, mesgi visada kasmet, aš, pavyzdžiui, sodinu ir lauke, ir šiltnamį. Kai būna vasara lietinga, nu tai mes tą vasarą lauko pomidorų turim labai mažai. Nespėja jie sunokti. Nežinau, žinokit, aš neauginu tokių veislių, kurios būtų labai jautrios rūkams. Aš žinau, apie ką jūs kalbat, bet jūs pabandykite tada atsirinkti atsparesnės veislės. Nes
Žinokit, nepasakysiu, nes aš nesispecializuoju pomidorų auginime, bet, nu, aš tos pačius, pavyzdžiui, black cherry, red cherry, vyšniukus, jie laukia, nežinau, ilgiausiai būna, jie nieko jiem nepasidaro, jie, sakau, susirga rugsėjo vidury, tai aš to nelaikau nesėkme, nes kažkiek tai ten tų ligos sukėlėjų visada yra, nes aš, pavyzdžiui, pomidorus visada toj pačioj vietoje auginu, nes man ten patogu yra laistyti. Aš kitos bačkos nesinešiosiu kažkur toli. Tai va, tai ir dar kitas dalykas, va, pavyzdžiui, pas mane bulvės su pomidorai šalia auga, kas irgi nėra, yra nesėkmingas atseit derinys. Bet žinot, pernai, kai užpylė, nu tai viskas sirgo, tai tu saugok, nenusaugosi, kai šlapias vanduo stovėjo, dirbo į tą molį, ten 3 savaitės plaukė baseinė visas daržas. Nuo tokių dalykų, žinokit, niekas neapsisaugos ir, nu, bet, vat, pavyzdžiui, tada šiltnamyje yra galimybė užsiauginti jau kažką. Noriu jūs pakviesti dar padiskutuoti apie jūsų daržo ateities vizijas. Apie įtraukti, ar jum yra poreikis toksai pritraukti daugiau žmonių, ar jaunimo, ar daryti kokias nors vaikams edukacijas, ar, nu, kažką tokio. Čia aš tiesiog pradėjau ir padėjau daug taškį, kad jūs galėtumėt, nežinau, galima pasidalinti, pavyzdžiui, 3 grupeles, arba galima visiems krūvoj aptarti va šitas temas. Plėtra, kokios jūs norite plėtros, ar norite dalybų, ar norite dalintis derliumi, ar sėklomis, ar kažkokį tai turėti pardavimą, kad susigeneruoti savo pajamų, ar ne? Ir poreikių patenkinimas, maistas, laisvalaikio įvairovė mieste. Gal kažkas iš jūsų labai gražiai, pavyzdžiui, fotografuoja ir jums tai labai patinka, tai galima tam darže ten sukurti tokių dalykų, kad galima padaryti parodą bendruomenį ir rinkti ten kažkokią tai. Taip, mes galim, aš labai ačiū visiems, kas klausėtės ir tikrai šitą diskusiją pratęsim tik tie, kurie esam čia gyvai ir nežinau, kokia tenai sistema su tuo išsaugojimu įrašu ir man, jeigu turit kažkokių konkrečių klausimų, tie, kas žiūrėjote ir norit kažko paklausti, tai rašykite į mano tinklaraštį arba Instagrame. Bandysiu atsakyti. O šiaip ačiū, kad klausėt, ačiū, kad atėjot ir ačiū, kad norite tvariai daržininkauti. Ačiū.